Sveiki visi. Nu kągi, turim trečią dalį. Video apie kodėl pasirinkau saulę ir vėjo jėgainę. Tai va, pagaliau parėjo lauktas pirkinys iš Europos sandėlių. Truputėlį vėlavo, ne truputėlį, gerokai vėlavo. Užsakiau lapkričio 29, rašė per 5 dienas iš Prancūzijos ateis. Atėjo gruodžio 16. 17 dienų, tai realiai grubiai 10 dienų siuntinys vėlavo. Na, svarbu atkeliavo, nes vienu momentu jau galvojau, kad bus dingęs. Kągi, pakuojam, žiūrim, ką turim ir kabinsim, jungsim, rodysim toliau. Kągi, atidarėm dėžę, lyg kol kas viskas gražu, dydis nerealus. Manau, supratot, kas čia yra. Tai yra hibridinis inverteris 11 kW. Svoris 16 kg. Na, su viena ranka tikrai neišimsiu ir nenufilmuosiu. Tai kai išpakuosim, išimsim, parodysiu ir papasakosiu daugiau apie jį. Na štai, išpakavom. Dydis nerealus palyginus su senaisiais mano inverteriais. Trumpai apie jį dabar papasakosiu. Lentelę parodysiu šono, galit pasižiūrėti. 11 kW, 48 V sistemai su Wi-Fi. Toliau panelės 11 kW nuo 60 V iki 500 V. Čia rašo 5500 W kart 2. Žodžiu, čia yra pas jį 2 stringai, 2 MPPT kontroleriai. Aš gal biškį. Štai yra įėjimas. Vienas stringas, antras stringas. Žodžiu, į vieną jungiasi 5,5 kW panelės ir į antrą. Na, čia kaip viskas aišku. AC input, AC output. Čia visi velniai. Čia jungiasi Wi-Fi blokelis. Pliusas, minusas. Na, po to parodysim daugiau, kai pakabinsim, vis tiek dangtelį reiks nuimti, sujungti. Žodžiu, tuo gerai, kad yra 2 stringai. Žodžiu, galima jungti, sakykim, pietrytinę kokią pusę ir pietvakarinę. Tai pas mane taip ir yra, kaip matėt, kur pajungiau 4 kW. Čia yra pietvakarinė pusė. Ir toks pat, kaip sakant, tiek pat panelių kitais metais dėsis ant namo stogo, kai keisis, o dabar jungsis ten 1,5 kW saulės panelės yra uždėtos. Tai vat, ateityje bus 2 tokie, ne 4, o po 4,5 kW, dėl to, kad ten dar vieną panelę dasidės ir bus 4,5 kW. Ir tas pats bus ant stogo. Žodžiu, šitą pusę gaunasi, kaip sakiau, pietvakarinė, o mano stogas žiūri tiesiai, gaunasi pietrytinė. Tai žodžiu, dirbs 2 stringai iš karto, neprarasim jokios, kaip sakant, jokių nuostolių saulės. 11 kW, kaip sakiau, turėjau rinktis savo elektrą, dėl to, kad su valdiška elektra aš nieko nepadarau.
Na, čia gal trumpai papasakosiu, nes būčiau, kaip sakant, kitą dieną parodęs, nes šiandien labai didelis vėjas, šlykštus oras laukia. Tai trumpai rinkaus dėl to saulės ir vėjo visą sistemą, todėl kad pas mane namuose įvadas yra valdiškos elektros 3 kW. Antras dalykas, sakykime, pajungus ant valdiškos elektros virdulį kilovato, ten sakykime, 1,5 kW ir mikrobangų krosnelė. Pas mane rozetėse iš 235 voltų, nes tiek voltų pas mane iš valdiškos elektros būna, be apkrovos. Žodžiu, pajungus mikrobangę ir virdulį, pas mane lieka tik tais 190 voltų rozetės. Ir jaučiasi kaip agregatai netgi abudu sujungus, abudu sulėtėja, kaip sakant, ir virimo, ir mikrobangų krosnelės darbas. Antras dalykas, turiu dažymo kamerą. Nuo 2018 metų dažiau su valdiška elektra. Per tuos metus sudeginau ir nuostolį išėjau 800 eurų 2 kompresorius su valdiška elektra. Dėl to, kad mano dažymo kamera yra, sakykime, sujungus ventiliatorius, apšvietimą ir kompresoriaus darbo metu ima apie 4 kW. Tai vien realiai kompresorių paleidus nukrenta 45 voltai iš valdiškos elektros, plus paleidus apšvietimą ir ventiliatorius padavimo ir ištraukimo likdavo tik tais 180 voltų. Tai žodžiu, per tą laiką sudeginau 2 kompresorius, kurie kainavo po 400 eurų man. Ir atsibodus deginti kompresorius ir visų pirma dar einant dažyti, tekdavo namuose viską išjungti, absoliučiai visus prietaisus. Na, šaldytuvas, likdavo jokių televizorių, jokių apšvietimo, netgi siurbliukus vandens, hidroforus atjungdavo, kad nepasileistų, nes paprasčiausiai neidavo padažyti, padirbti normaliai dažymo kamerai. Kreipėmės prieš porą metų gal į ESO, tai paprašiau, kad padidintų galią. Tai už padidinimo galią užsiprašė, dabar bijau pameluoti tikrai kiek, bet paklausus, ką jie padarys, tai jie pasakė, įdės automatuką stipresnį dėžėj prie stulpo. O aš jiems paaiškinau, kad gyvenime nėra man išmušę, nors ir pajungus ten ir 5 kW, nors ir įvadas 3 kW. Tai ką man tas automatukas duos? Nieko. Vietoj 16 amperų būtų įdėję 20 amperų. Tai žodžiu, paskui pašnekėjus, nusprendus padidinti ten iki kokių 7-8 kW, dar jeigu ir trifazė, tai užsiprašė 17 000 eurų. Nes būtų reikėję atvesti liniją naują nuo kaimo apie 1,5 kilometro. Tai žodžiu pasakiau, ačiū, nereikia. Tai va, ką noriu pasakyti, dėl to ir pasirinkau saulės ir vėjo elektrinę. Šitie inverteriai dirba pas mane jau 3 metai, tai tikrai. Tai ką matot, šitą inverterį, šitos 2 kontrolerius. Na, čia dabar biški bardakas nesimato, čia yra 2 akumuliatorių blokai, tai šitą neseniai įsigijau, šitas kartu buvo su šitą sistema daryti. Tai žodžiu, ką noriu pasakyti, per tuos 3 metus aš išnaudojau savo pagamintos elektros tiek, kad man šitie inverteriai, 2 kontroleriai, saulės panelės, ne šitos ir ne šitos, bet kur ant namo yra, ant voljero yra, na, turbūt atsimens iš daugelio video. Ir ten yra ant garažo
pietvakarinis visas šlaitas. Ir šitie akumuliatoriai, kur čia yra elektromobilių, man jau jie atsipirko pusantro karto. Tai dėl to nusprendėm palikti šitą sistemą. Čia yra 5,6 kW inverteriai, jie dubliuojasi, tai turim 11,2 kW, na tai grubiai su apkrova tebūnie saugojant, nesmaugiant, tai kokie 9 kW, 8 tebūnie kW. Paliekam šitą sistemą namam. Šitą inverterį pirkau grinai šitam garažui ir dažymo kamerai. Tai 11 kW, tai su atsarga irgi, kaip sakau, tebūnie kokie 9 kW. Tai va dabar bus galima drąsiai leisti dažymo kamerą, nes paleidimo metu kompresorius yra 3 kW, bet paleidimo metu ten 3 sekundės 4 pasiima kokius 6 kW, kaip žinoma, dvigubai, netgi ir daugiau būna. Tai žodžiu, šito bus per akis visai dažymo kamerai, visam šitam garažui, staklėm, virinimui. Nors ką dar galiu pasakyti, su valdiška elektra nei kartą esu nevirinęs, tik pabandęs, nes nieko jis nevirina, taškus krauna, burbulus ir viskas. Prisijungi šitą sistemą, užtenka vieno inverterio, galima antrą išjungti. Su vienu inverteriu buvo likę 49,5 V baterijose, kai virinau šitą visą laikiklį saulės panelėm. Na, tiesiog pasaka virinti. O su valdiška elektra absoliučiai nevirina. Tai kokia čia gali būti valdiška elektra? Ir visų pirma, aš moku 30 beveik centų, 28 centai už dieninę ir 19 centų už naktinę. Tai va, ką noriu pasakyti, su savo tą sistemą, kol čia nebuvo dar pertvarka padaryta, buvo skaitliukas įdėtas kitas, buvo prisukta, dabar bijau pameluoti, beveik 8000 kWh per tuos metus. Tai va, dauginkim iš 30 centų, nes buvo prieš tai 30 centų, dabar 27 centai neseniai pasidarė man tarifas. Tai va, kas gaunasi pinigais, 8000 kart 30, 2400. Inverteriai tais laikais kainavo po 500 tūkstantis ir tai man jie tiek nekainavo, nes man jie kainavo, galima sakyti, dvigubai pigiau. Tai abudu inverteriai 500, šitie ten po 50 kainavo man, akumuliatoriai, žodžiu, atsipirko pusantro karto jau visą sistemą, vien paskaičiavus, kiek aš pragyvenau iš jos. Kągi, tai apie tai pašnekėjom, dėl to man ir teko rinktis šitą variantą. Turim ir vėjo, aišku, kaip žinot, bet, kaip sakoma, batsiuvys be batų, vėjo jėgainių yra, bet visas gaminamas klientam, na, viena iš jų mano bus, bet dar nėra kada prieiti, nes yra darbų, kaip mato, dažymo darbai, atėjo sezonas, pragyventi reikia irgi, na, bet judam krutam pirmin su visais darbais, kiek galim ir stengiam. Tai va, dėl to ir turėjau rinktis šitą sistemą, saulės ir vėjo, nes kainuoja 10 kartų pigiau negu kažką daryti su ESO ir būti priklausomam. Va, kaip šiandien, pavyzdžiui, turim dieną, vėjuota, rytą buvo baisu, žemė su dangu maišės, griuvo medžiai, eglės mieste ir panašiai. Grįžau namo, parėjo žinutė, kad ESO nėra elektros ir nėra iki šiol. O dabar yra jau beveik 15 valanda. O aš turiu savo elektrą. Turim 51 voltą. Tai iki rytojaus drąsiai pragyvensim. Ir ką dar galiu pasakyti apie valdiškos elektros ir šitos sistemos
kaip čia pasakyti, panaudojimą kartu, daleiskim. Aš turiu naktinį tarifą 18 centų. Tai man netgi labiau apsimoka, kaip sakant, jeigu žinant, ten 3-4 dienas nebus jokios saulės, tikrai bus apsiniaukę lietus, vėjo nulis, niekas nekraus sistemos, tai man apsimoka iš naktinio tarifo, sakykim, krautis per naktį akumuliatorius už 18 centų ir paskui dieną naudoti iš akumuliatorių, kurie pakrauti naktiniu tarifu 18 centų. Ir paskaičiavus, ką aš naudočiau valdišką elektrą, aš naudočiau iš akumuliatorių ir jie man, kaip sakant, kainuoja 18 centų kWh, o dieninė kainuotų iš valdiškos elektros 27 centų. Aš jau 10 centų laimiu, kad aš pasikraunu naktį savo akumuliatorius ir naudoju dieną. Tai va, šitas dar dalykas labai yra gerai. Aišku, čia daug žmonių bus skeptikų, daug komentatorių kaip visą laiką ir visur. Tai aš tokiem komentatoriam pasakau, neįdomu, apeikit aplinkui. Iš vis tokių grupėse nereikia net turėti. O čia turim tai, ką turim. Ir gyvenam su alternatyva. Ir kuo puikiausiai kelinti metai. Dažom, mano dažymo darbai. Naudojam savo elektrą, absoliučiai viską ir jokių problemų nematau. Kada kažkas vėl atsipirks, sakykime, šitas inverteris, šitie akumuliatoriai, kur yra, na, matėte senesnių video tikrai, čia yra vieni raudoni golfiniai, čia juodi, šitie biški stipresni. Turiu bendrai 15 kW akumuliatorių, tai šiemet dar dadėsim 8, tai bus 23 ir kitais metais pasikelsim iki 50 kWh iš vis. Akumuliatorius, kaip sakant, 50 kW, tik tais nežinau, kaip bus. Gal bus taip, kad automobilinių turėsim, sakykim, apie 30 kWh, gal biški daugiau, o prie šito kol kas planuoju jungsis kraus šitos akumuliatorius, kol nepapildyta, bet ateity statysiu, bijau suklyst dabar vėl pavadinime, tie naujieji akumuliatoriai Lipo FO4, kaip jie ten vadinasi. Tai prie jo jungsiu 16 kW akumuliatorių. 16 ten bankių jungiasi, na, matė turbūt. Ir jisai su 2 stringais, saulės moduliu, 9 kW, kraus tos 16 kWh akumuliatorius. Ir su šito inverteriu, kaip sakiau, naudosios šitam garažui ir dažymo kamerai. Tai sakykime, dažymo kamerai savaitę įsijungiu ten 3-4 kartus po valandą kokią, po pusantros, tai realiai vienu užkrovimu su tais akumuliatoriais aš visą savaitę be jokių krovimų eis man padirbti, išdažyti, kaip sakant, su dažymais darbuotis. Tai vat, nežinau, tada darom šitą dalį kaip ir užbaigtą, trečią, nes, kaip sakant, neštėjo rankos parodyti. Dar parodysiu, kaip užkabinsiu šiandien, dar, nu, neprijungsiu, bet pakabinsiu čia, matysis koks dydis ir panašiai. O po to jau padarysiu tada dar vieną paskutinį video, kai bus prijungtos saulės panelės, gal biški orai bus gražesni, nes dabar matot, kas čia daros, kokie debesis, na ir tai tokiu oru iš tų 4 kW, 1,6 kW matau, tai yra labai puiku. Kągi, kabinu, dar parodau ir tada užbaigsim video. Na kągi, pakabinom inverterį. Tai va, matosi jau pagal dydį.
kaip atrodo 5,6 kW inverteris ir kaip 11 kW inverteris. Čia dabar į tos laidus nekreipkite dėmesio, čia nuo naujų panelių atvesta, nes blogio orai buvo, nespėjau nieko pasidaryti, dabar taip sumesta, kaip sakant, pajungta. Kadangi jau vakaras, praktiškai sutemė, tai šitą atjungiau, šitą palikau kaip inverterį, na, kad būtų elektra namuose. Nes dviejų nėra tikslo laikyti per naktį, nes užteks ir šito, sakykime, ten 5 kW, nebus ką pajungti. Kągi, nuimsiu dangtelį, parodysiu, kas ten viduj, kokie pajungimai. Beje, prie instrukcijos tokie angaliukai saulės panelėm pajungti. Čia yra Wi-Fi modulis. Nuimsiu dangtelį, pažiūrėsim, kas ten yra. Na štai, nuėmėm. Kągi mes matom. Kaip sakiau, 2 stringai saulės panelio. Pajungimas mamka papka kištukai. Kas labai patogu, nereikia su varžteliais. Na, čia įėjimai, išėjimai ant varžtelių. Ir čia klemos padarytos jau truputėlį, galėčiau pasakyti, protingiau negu šitų. Šitų buvo laidą įkiši ir varžtelis ten užspaudžia. Čia yra 8 varžteliai su veržlėm, netgi po 2 veržlės. Tai galima, kaip sakant, jeigu 2 kontūrai irgi akumuliatorių, tai pliusas minusas, kaip matot. Na, žodžiu, biškį rimčiau padaryta tikrai. 3 ventiliatoriai, nebe 2. Vienas yra saulės paneliam, MPPT kontroleriam aušinti, ir 2 ventiliatoriai yra pagrindiniam tiem, kaip sakant, blokam. Na, aš jo ardyti tikrai neardysiu, nes yra YouTube'ai, kas rodė apžvalgą, tai įvertino jį kaip 4 su pliusu. Tikrai gan iš kokybiškų medžiagų padarytas, viskas tvarkingai, protingai. Na, kaip sakau, gal nepalyginsi su tuo naujoju, dabar bijau pameluoti, kaip jis ten vadinosi, DAI, kaip jis ten, na, bet jo ir kaina ten 4 kartus brangesnis. Bet, kaip sakiau, su šitais dirbu 3 metai, jokių problemų. Vienintelė problema buvo ta, kad prieš kokias 3 savaitės buvo kažkas automatuku, gal nuo junginėjimo išjunginėjimo, nes pasirodo, jie turi savo tą įjungimą išjungimą skaičių irgi ribotą. Man pradėjo didelės apkrovos nelaikyti ir mesti automatą pastoviai. Ir bevirinant su kempu, porą kartų išmetė ir galbūt gavos taip, kad kažkas užsitrumpino ir man užtrumpino kelis tranzistorius, žodžiu, 48 V įėjimi. Bet viskas sutvarkė, tai, kaip sakau, čia ne pačio kontrolerio gedimas inverterio, o kažkas buvo su automatu, tai išmečiau automatą lauk, nupirkau naują. Čia pastatėm irgi automatą, aišku, DC, tiek saulė, tiek akumuliatorių. Įdėjom 150 amperų, nuo 12 V iki 120 V. Tai kas čia grubiai gaunasi, 150 dauginam iš viduriuko, tebūnie 50 V. Tai 5-7,5, nu tai man bus tikrai užtektinai, iki 8 kW laikys tas automatas tikrai. Na, bet ant jo tiek ir nebus pajungta. Vienu momentu daugiausiai kokie 5 kW. Nebent paleidimo momentu, kai kompresorius įsijungs, ten gali būti 8-9. Čia jau su visa dažymo kamera pajungta, turiu omeny. Saulės automatukai irgi DC, iki 1000 V.
25 amperų, tai va dar vieną reikia užsakyti, nes kažkaip užsakinėjau ir pagalvojau apie šitos, o čia juk 2 stringai yra, tai 2 automatukų reikės. Tai va, tokia mano elektrinė, truputėlį atsinaujinom, tam, kad galėtumėm normaliai dirbti. Kaip sakiau, šitos palieku namam, šitą dažymo kamerą ir garažui. Nes, realiai ir užtektų šitų 11 kW abiejų, bet, sakykime, dažymo kamerą jungus ir dar plus namuose, jeigu ten skalbimo mašina, virdulys kartu, jau gaunasi, kad, jau čiut ne 10 kW, tai kam smaugti juos, jeigu galima normaliai naudotis namais su šitais, o su šituo dažymo kamera. Aišku, sakau, kaip daugelis minėjo, daug klausimų ir šneka, kada čia atsipirks, ar apsimoka. Čia ne tam esmė, kada atsipirks, ar apsimoka, čia daryta iš principo ir iš reikalo tam, kad nemokėt tokių tūkstančių eso, kad kažką padarytų. Ir visų antra, būt nepriklausomam, savo turėti elektrą ir viskas čia atsiperka, gal po 2, po 3, kaip sakiau, ten metų, po 4, bet viskas atsiperka ir žiūrim į ateitį. Vis dėlto po biškį visas pasaulis eina link elektromobilių, tai dėl to ir didinam galią ir akumuliatorių, ir inverterių. Tai dabar, sakykime, sudėjus kartu, turiu 22 kW galios namuose, kur iš valdiškos elektros turiu 3 kW ir su kuriais neina net pavirti. Tai, klausimas ir atsakymas, manau, suprantamas dėl ko ir kodėl. Kągi, baigiam turbūt šitą video. Kitą video padarysiu jau, kai bus viskas pajungta, perjungta, saulės panelės, kaip sakiau, ten pietvakarinis kontūras, pietrytinis, viskas, kai susijungs, susitvarkys šitie laidai, pareis automatas, pajungsim kol kas šitą aparatą prie tų pačių akumuliatorių. Ateityje bus kiti akumuliatoriai jam, rodysim, kaip veikia, dar viską reikia išsiaiškinti, instrukciją, kas kaip pasijungti ir tada parodysiu. Tai va, tokia mano elektrinė, ten vėjo kontroleris, jeigu kas pirmą kartą žiūrit video, ten yra balastinis kontroleris, dar nepajungtas. Ten bus kita tema, kai aš jį jungsiu, bet čia bus tik tais gal vasarą daugiau, pavasarį. Kągi, kol kas tiek, visiems gero vakaro ir spauskit laikus ir iki.